Sveiki. 2015 metų pradžioje aš su šeima persikėliau gyventi į Kijevą ir šiuo metu ten gyvenu. Ir čia noriu pasidalinti savo mintimis ir pastebėjimais apie kai kuriuos skirtumus tarp organizacijų ir lyderystės kultūrų Ukrainoje ir Lietuvoje. Konkrečiai apie vieną aspektą. Prisimenu paskutinius mėnesius prieš plataus masto karo pradžią, turiu omeny 21 pabaigą, 22 pradžią. Turbūt nebuvo dienos, kad kas nors iš mano draugų, pažįstamų iš Lietuvos, Europos, bet kokių vakarų šalių nepaklaustų, kodėl jūs su šeima nevažiuojate iš Ukrainos, kodėl nebėgat, taigi tuoj prasidės karas. Aš jiems visada atsakydavau, sakau, jūs turbūt juokaujat, čia gyvenimas verda, čia tiek veiksmo, tiek energijos, kad atrodo, kad gali krauti elektromobilį tiesiog važinėdamas su juo po miestą. Įsivaizduokit, 22 metų vasario pabaigoje aš turėjau pradėti labai tokią nemažą pusmečio trukmės lyderių ugdymo programą su vienu iš didžiausių Ukrainos bankų. Beje, profesiškai aš dirbu su verslo ir ne tik verslo vadovais, kaip coacheris, treneris ir lyderių ugdymo programų autorius. O praeitį aš bankininkas, tai labai atsiprašau, niekas nėra tobulas. Ir įsivaizduokit, su tuo banku sutartį pasirašėm vasario 23 dieną. Užtruko formalumai. O vasario 25 jau buvo numatytas pirmas programos renginys visų banko valdybos narių offsitas. Ir čia manęs klausinėja išsigandę draugai iš Lietuvos, kodėl aš nebėgu iš Ukrainos. Sakau, už jokius pinigus, kol neišgirsiu pirmų sprogimų savo ausimis, niekur iš čia neišvažiuosiu. Ir pirmus sprogimus, kaip ir dauguma Ukrainos žmonių, išgirdau 24 ryte. Paskui sužinojau, kad jie įvyko kažkur maždaug už 30 km nuo tos vietos, kur aš gyvenau, Kijevo centre. Bet jie kažkaip labai greitai įtikino, kad reikia sėsti mašiną ir važiuoti į Lietuvą. Tai šis mano pasakojimas apie tai, ką aš pastebėjau po ilgos pertraukos grįžęs į Lietuvą ir šiek tiek daugiau padirbėjęs su Lietuvos įmonėm. Čia suveikia toks dvigubas efektas, kad iš vienos pusės aš po ilgos pertraukos naujom akim pažiūrėjau į Lietuvą, iš kitos pusės, kai atsitraukiau, pasikeitė požiūrios kampas ir geriau pamačiau šalies Ukrainą. Čia žinot tas banalus efektas, kad žuvis nemato savo vandens. Aš lygiai taip pat nemačiau, kuo išskirtinė lyderystė Ukrainoje, kur jau buvau pragyvenęs gana daug metų. Ir čia reikia pasakyti, kad mes Vilniuje pragyvenome tik 1,5 metų ir praeitą vasarą vėl grįžome gyventi į Kijevą, todėl šitas pasakojimas taip pat apie tai, kodėl aš renkuosi gyventi Ukrainoje. Net dabar, kai vyksta karas, kai vyksta reguliarūs elektros atjungimai, oro pavojai ir daug kitų nepatogumų. Svarbi pastaba, šitie dalykai nėra tokie juodai balti, aš nenoriu suabsoliutinti, bet kadangi pranešimo formatas labai trumpas, tai teks šiek tiek sutirštinti spalvas ir paryškinti kontrastą. Tai prie kontrasto. Pirmą pradėsiu nuo Ukrainos lyderių, su kuriais dirbu jau gerus 9 metus. Kokie jie mano sąmonė? Jie drąsūs, veržlūs, gyvybingi, įžūlūs, greiti, karšti, išradingi, pilni entuzijazmo, lengvai išprotėję, gerąja prasme, ir svarbiausia, alkani. Ukrainiečiai tapo lyderystės modeliu visam vakarų pasauliui, turbūt sutiksite su tuo. Ir jie šokiravo pasaulį savo drąsa, ryžtų, pasiaukojimu ir tuo pačiu metu toks pavyzdys visada yra veidrodis. Tu nori, nenori, matai save tokiam veidrodį ir lygini save su tuo stipriu pavyzdžiu. Kažkada po manęs kalbės mano pažįstama iš Kijevo Marina Sapraikina, įdėmiai paklausykit, ji kalbės apie kelis gerus Ukrainos verslo pavyzdžius. Grįžtame prie kontrasto. Ką aš po ilgos pertraukos pastebėjau grįžęs į Lietuvą? Aš pastebėjau labai stiprią orientaciją į saugumą, komfortą ir gerovę. Skamba lyg ir neblogai. Saugumas, komfortas, gerovė. Tik problema, kad šiuose savokose yra labai mažai gyvybės.
Jūs galite su to sutikti, galite nesutikti, tai yra mano pastebėjimai, man tas krito į akis. Pirmas vaizdinys, kuris atėjo į galvą - liūnas. Ir čia turiu padaryti dar vieną labai svarbią pastabą apie saugumą. Man atrodo, kad yra dvi saugumo rūšys. Yra geras, sveikas, reikalingas saugumas, kai mes ugdome raumenis, kai mes ugdome savo sugebėjimą apsiginti nuo agresijos, savo budrumą. Tokio saugumo mums reikia daugiau. Bet aš turiu omeny šiek tiek kitą saugumo rūšį, kai kalbu apie šitą saugumo, komforto ir gerovės kultūrą. Lietuvių kalbininkai šiai saugumo rūšiai dar nesugalvojo naujadaro, aš bent jau neradau jo. Angliškai vadinasi safetyism. Safetyism, nežinau, ar kas nors iš jūsų jau girdėjo tokį terminą. Tai yra tokia vidinė nuostata, kuri emocinį saugumą ir komfortą iškelia aukščiau visų kitų problemų. Ir kai šita nuostata užsikrečia grupė žmonių, tai jinai labai greitai tampa ideologija. Ideologija, kuri draudžia bet kokias nemalonės emocijas ir jausmus. Ir kai uždrausta blogai jaustis, kai uždrausta patirti įtampą. Nesvarbu, ar tai yra sveikas krūvis, didesnė atsakomybė, kūrybinis stresas, tarpasmeninė įtampa ir taip toliau. Beje, šita kultūra neturi nieko bendro su, jeigu kam kilo tokių minčių, su emocinio intelekto augimu. Tai greičiau atvirkščiai, tai yra jausmų vengimas. Ji taip pat nėra evoliucijos viršūnė, tai greičiau yra evoliucijos akligatvis, nes jame galima užstrigti visam laikui. Taigi klausimas, kaip išsikarpstyti iš šito akligatvio. Ką galima padaryti? Mano atsakymo versija yra integracija. Šių dviejų kultūrų stipriųjų pusių sujungimas, suderinimas. Kaip apjungti saugumą su rizika, kaip apjungti komfortą su kūrybinė įtampa, kaip apjungti gerovę su sunkumais, ramybę su judesiu, sotumą su alkiu ir taip toliau. Tai nėra problemos, kurias reikia išspręsti, tai yra polariškumai, kuriuos reikia suvaldyti. Problema tame, kad mes tuos polariškumus labai blogai atpažįstame savo gyvenime. Beje, kas matėte ryte Giedriaus Dranevičiaus puikų pranešimą, ten buvo labai graži demonstracija, kaip suderinti polariškumus judesio ir ramybės. Tai yra labai suderinami dalykai. Tiesiog tai reikalauja kitos brandos. Jeigu visgi, tarp kitko, dar vienas polariškumas, kurį noriu paminėti, yra drąsa ir baimė. Labai iš vienos pusės akivaizdus, iš kitos pusės mes jo stipriai nesuprantam. Man labai patinka sena Marko Tveno citata, kad drąsa nėra baimės nebuvimas, drąsa yra sugebėjimas veikti baimės akivaizdoje. Mes dažnai painiojame. Aš drąsus ne tada, kai nebijau, aš drąsus tada, kai matau savo baimės ir vis tiek einu į priekį. Mes tą darom gana retai. Ir kaip tik čia, man atrodo, mes galim daug ko pasimokyti iš savo brolių ir sesių ukrainiečių, kurie žiūri savo baimėms į akis ir drąsiai veikia. Jie nebeturi galimybės bijoti, jie prarado šią prabangą, mes bijom už juos. Ir kartais slepiamės emocinio saugumo ir komforto liūne. Jeigu visgi sunku surasti drąsos, užsinorėti kažko svarbaus, reikšmingo, turiu vieną tradicinį patarimą. Nuvažiuokite į Ukrainą, prisidėkite prie kažko svarbaus, kažko prasmingo, kažko didesnio už save pačius. Ir aš žinau, aš jau šiandien sutikau čia žmonių, kurie tą daro reguliariai. Bet galiu garantuoti vieną dalyką, kad po tokių kelionių jūsų požiūris į save ir į gyvenimą šiek tiek keisis. Ir jeigu geras pavyzdys tokiam sudėtingame kontekste, kaip karas gali būti užkrečiamas, mums reikia pasistengti juo užsikrėsti. Tai pabaigai paliksiu jūs su keliais atvirais klausimais. Čia tokia mano profesinė deformacija, atsiprašau. Kaip rūpinti žmonių gerovę, bet tuo pačiu metu daug norėti, kelti savo aukštus ambicingus tikslus ir nevengti rizikų, sunkumų, įtampų ir įvairių nepatogumų. Kaip gerbti žmonių jausmus, bet nepaskęsti emocinio
narcisizmo, komforto liūnę. Kaip suvokti savo baimės, bet neleisti joms mūsų paralyžiuoti. Tai yra brandžių lyderių verti iššūkiai. Ir ačiū visiems lyderiam, kurie jau demonstruoja tokią lyderystę ir Lietuvoje, ir Ukrainoje. Tai ačiū, slava Ukrainai ir kartu iki pergalės.